Sveiki visi, mano vardas Ugnė. Mokausi žirgininkystę Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Aktyviai jodinėju ir rūpinuosi žirgais, o laisvalaikiais mėgstu žaisti įvairiausius fantastinius kompiuterinius žaidimus. Kalbant apie žaidimus, mėtį, animacinius serialus, TikToką, Instagramą, Facebooką, YouTube'ą, tikrai kas ten būna, esate susidūrę su gražiais reelsais, kur turėti žirgą yra gan paprasta. Yra tikrai tokių žmonių, o galbūt jūs esate vienas iš jų, kuris laikui bėgant užsimano tikro žirgo savo gyvenime, o ypač mažamečiai. Žinot, ką jums pasakysiu? Žaidimuose pašvilpsi ir žirgas atbėgs. Jis visada tavęs klausys ir tau nereikės nei piršto pajudinti tam, kad jis būtų sotus, sveikas, gerai jaustųsi. Tačiau realybė yra visiškai kitokia ir daugelis žmonių būna tiesiog apakinti to didelio noro ir tada susiduria su dideliais iššūkiais. Žirgas tampa ne visai jau toks norimas, o kartais net ir sunkiai suserga ir su juo tenka atsisveikinti. Tam, kad taip nenutiktų, aš jums parodysiu, kokiegi yra skirtumai tarp žaidyminio žirgo ir realaus. Tam, kad tikrai nuspręstumėte, ar tikrai to norite. Vat kokių grožių galime sutikti žaidimuose, jūs tik pasižiūrėkit. Pegasas, ugninis arklys, vienaragis, na gerai, čia jau gal per daug mistiniai. Va čia tikras grožis. Pašvilpi ir atbėga. Turi milžinišką išsvermę ir net magiškus privalumus. Pašerti reikia labai paprastai, sumaitini porą saldaniukų ir viskas. Numiršta, ne problema, prisikels. Aš pilnai suprantu, kad visi ir taip jau žino, kad taip būna tik žaidimuose, filmuose, tačiau vis tiek dar pasitaiko atveju, kai iškyla nenumatytų problemų, kai atsiranda tikras, kvėpuojantis, valgyt norintis, kakojantis arklys. O ką čia su juo dabar daryti? Neįsidėsi kišenę kaip žaidime. 6 ryto, žadintuvas. Eina sau kaip anksti. Tu atsikeli anksti ryte, nes tu privalai pasirūpinti savo išsvajotojų Pegasų. Važiuoji, atvažiuoji. O vėjas koks šiandien. Ir lyja, ir dar šalta, bet būtina. Kai kur savo žirgą gali rasti garde po stogu, o kai kur laukuose sugūnė. Mano atveju jisai lauke, todėl reikia eiti išsivalyti jo gardą, nes naktys parvedamas atgal. Ir tai reikia daryti kasdien. Ar lietus, ar pūga, ar labai karšta, ar netgi kažkoks toks oras. Nu ir eini. Nu ką, susitvarkėm, būtinai šieną paruošiam, viskas? Oi, ne, baig bairius. Manai, kad jisai bus gyvas tik šienu ir vandeniu? Oi ne, aktyviai sportuojantis žirgas turi gauti vitaminų, pasigardė turi būti druskos bei koncentratai. Jie susideda iš priklausomai nuo to, ko reikia tavo vienaragiai. Pavyzdžiui, šitų 2 metų eržiliukai, kuris atkeliavo pas mus labai nusilpęs ir blogos būklės, reikia koncentratų 2 kartus per dieną. Linų sėmenų nuoviro skrandukai. Na va, pasišėrėm. Viskas? Ne. Labai svarbus dalykas yra kanopų priežiūra. Aktyviai sportuojantiems žirgams reikia kaustyti pasagomis. Tam, kad sportuojant nenutiltų kanopos, būtų geresnis sugebėjimas su žeme, bei šokantiems stabilesnis atsispyrimas nuo žemės. Kalviai, auksiniai žmonės, ypač Lietuvoje, jų yra be galo mažai, o ypač tų, kurie nusimano savo darbą. Kartais tenka net patiems imtis veiksmų. Mūsų žirgeliai nėra labai aktyviai sportuojantis, todėl jiems kanopas reikia karts nuo karto tik padrožti. Taip pat žirgai kartais ir suserga. Jiems kartais prireikia net dantistų. Traumas atsiranda dažniausiai dėl netinkamos priežiūros, netinkamo inventoriaus ar nemokant taisyklingai joti. Na va, papasakau pagrindinius žirgo priežiūros dalykus. Tai gal varom dabar pajot biškį? Gerai, bet pirmą turim pasiruošti arkį. Parsivedam jį vidun. Dabar šėrimosi metas, todėl truputėlį užtruksim. Žirgus reikia šukuoti ne tik dėl švarumo ar plaukų pašalinimo, bet ir dėl raumenų masažiuko. Pradžiai turim atgramdyti prilipusias žemes, kakius ir dulkes. Pasišukuojam karčius bei uodegą. Būtinai išsikrapštam kanopas, nes kitaip žirgiukas gali susirgti įvairiomis kanopų ligomis. Snukutį pasivalom su labai minkštu šepetuku arba servetėlė. Šitam dar ir nosį reikia valyti dažnai. Susipiname plaukus tam, kad žirgui netrukdytų joti. Balnas – labai svarbus dalykas, yra tikrai griežtos taisyklės. Koks pobalnis ir koks balnas bus naudojamas jūsų žirgeliui. Idealiai atitinkantis balnas yra be galo svarbus žirgo nugarai ir visam judėjimo mechanizmai. Kamanos lygiai taip pat. Su jomis šiek tiek paprasčiau, tačiau turi žinoti žąslus, kokios jų rūšis, kam jie skirti ir kokių žąslų jūsų žirgeliui reikia. Nu va, pasibalnojom, o dabar jau galime eiti jot.
Sėdėtbalne irgi yra taisyklės, nesėdėsi kaip koks bulvių maišas. Sustatom kilpdiržų ilgį tam, kad atsistojus juose būtų nedidelis tarpukas tarp gaktikaulio ir balno. Keliai turi būti priglūdę prie balno tam, kad turėtumėte stabilumą. Kojos, kulnai žemyn ir pirštai žiūri į priekį. Šitas man buvo skausmingiausias. Išsitiesinam nugarą, rankos prie šonų. Nekišat vidun visos kojos į balnakilpę. Ant kilpos dedam tik priekinės pėdos pagalvėlę. Perkišam vandelės per mažylį. Nykščiai į dangų. Visi pirštai suskleisti tam, kad visada turėtumėte tvirtą kontaktą. Kojos stabiliai nesimakaluojam, nes žirgas jūsų nesupras arba supras klaidingai. Spustelėkim šonus ir žirgas pradės judėti žingsniu. Nepamirštam judėti kartu su žirgu, juosmenim. Kai žirgas juda, jo galva irgi juda. Tam jūs turite priiminėti, atidavinėti vadeles. Vadelės neturi būti įsitempusios ar atsipalaidavusios. Jūs turite jausti žirgo galvą per vadeles ir palaikyti taip vadinamą kontaktą. Spaustelim šiek tiek toliau abiejomis kojomis ir žirgas pradės riščiuoti. Kai žirgas riščiuoja, jūsų kūną meta lauk iš balno. Tam reikia judėti kartu su žirgu. Keliamės, kai išmeta, nukreipdami svorio centrą ir švelniai sėdamės į balną atgal. Sukam žirgą spaudžiant išorinę koją, nes žirgas traukiasi nuo spaudimo. Todėl visada sukam su priešinga koja, į kurią norim sukti. Pasavaduojam. Išorinę koją atvedam truputėlį atgal ir spaudžiam. Ir iš karto būtinai judam kartu su žirgu. Įsivaizduokit, kad jūs už pakalių kasat smėlį po savim į priekį. Po zovaados būtina pariščiuoti porą ratukų tam, kad žirgo širdies ritmas tolygiai ir lėtai sulėtėtų. Ir po viso jojimo jūs turite pavaikščioti žingsniu tam, kad jeigu žirgas prakaituotas, jo prakaitas šiek tiek nudžiūtų ir atsipalaiduotų visi raumenys. Na va ir pajojam, einam nusibalnot. Nepamirštam prasivalyti inventoriaus ir pamasažuoti žirgiuko tam, kad atsipalaiduotų raumenys. Galima padaryti ir tempimo pratimų, tik tais tuo atveju, jeigu žinome, ką darome. Užvelkame kūne, tam, kad sušilusio žirgo neprapūstų vėjas, apdovanojam skanukais už gerą pasirodymą ir vedame atgal į levatą pas draugus. Turint tokį hobį, tikrai kvepėsi žirgo kakiais ir prakaitu, tikrai būsi plaukuotas nuo galvos iki kojų ir tikrai būsi lipęs į vieną kitą dovanėlę. Botai bus pilni šieno ir šiaudų. Dažnai žirgų šeimininkai turi darbinę mašiną. Kadangi aš to neturiu, turiu persirengti ir tvarkingai viską sutalpinti į bagažinę. Na ir po visko, sėdam į mašiną ir važiuojam namo ilsėtis. Ir rytoj vėl tas pats. Vėl keliamės anksti, važiuojam. Aišku, gali laikyti žirgą ir mokėti pinigus už priežiūrą. Tačiau ne visi tai gali sau leisti, nes tai yra labai brangu. Na ir aiškiai parodžiu realybę. Gal geriau tokį arklį turėti. Na, o jei jūsų neiškasinau ir norit viso to, ką darau aš, bet bijot ir nemokat, norit išmokti, siūlau kartu ateiti mokytis į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą žirgininkystė. Čia jūs tapsite žirgų priežiūros specialistais. Turėsite visų reikiamų žinių susijusių su žirgais, žirgų sportu bei verslu. Jei aš per 2 metus nuo 0 išmokau, išmoksit ir jūs. Mėly tėveliai, kurie turit vaiką ir vis nori žirgo, labai gerai apmastykite, ar esate pasiruošę pirkti žirgą jūsų vaikui. Dažnu atveju jis sunkiai suserga nuo nepriežiūros ir atsiduria liūdnoje situacijoje. Geriau leiskit vaikui joti su žirgino žirgu arba pradžioj informuokite savo vaiką apie žirgo priežiūrą ir leiskite jiems šiek tiek pasidarbuoti, pasavanoriauti arklidėse prieš darant tokį rimtą sprendimą. Labai dėkoju įėjimo versijai už pagalbą įgyvendinti tokį video ir labai dėkoju visiems žiūrovams. Žinau, kad tikrai galite rasti klaidų ir turėti kitokią nuomonę apie priežiūrą. Aš tam užsiemu vos 4-5 metus, todėl man dar liko daug išmokti. Dviese žmonės, kurie stato blokadą. Daug darbo, man atrodo. Matėt?